Labas, aš esu Ugnė, o aš Artūras. Aš truputį prisistatysiu apie save. Tu keksas balsų kalbė. Nu tai, tave gyvaidinu. Aš esu labai miela, baisiai miela. Niekad neapkalbu žmonių, niekada gyvenime, nors jie ir mane apkalbinėtų, būtų labai lieva, rengtųsi baisiai. Nepakenčiai rengėsi baisiai, bet vis tiek neapkalbu aš jų. Taip pat aš esu labai gera tarėja ir tikrai niekad nesudeginu picos, kai kepu kam nors. Plius aš niekada nesikeikiu. Aš ir sakau. Na, iš tikrųjų tai aš Artūras. Esu labai mielas vaikinas. Ieškau merginos. Turiu didelį širdį. Labai didelį. Ir mėgstu pavalgyti skaniai. Mėgstu visai neapkalbinėti su Ugne. Kaip aš jos nemėgstu, iš tikrųjų, kokia bjaurybė, kalė grįna. Tai va. Ir šiaip esu labai pareigingas. Skambinkite man 900 800 700 600. Kiek nedaug nulė, ne? Šiaip tai čia mes gal truputį spainiam vardus, bet čia tik daug maž. Tai va, mes darom šitą video blogą iš Danijos, kur mes dabar gyvenam, mokomės daug maž. Ne, mokomės, man atrodo, eina paskui ten. Jo, pirmiau gyvenam, daugiau laiko gyvenam, nemokomės. Tai 9 vietai maždaug papuola mokslas. Tai truputį gal papasakosim apie tai, kaip mes gyvenam čia, kaip universitetas čia, kaip žmonės ir kaip šiaip mums visokių failų, šiaip smagių istorijų atsitinka. Tai va, pagal mūsų dienotvarkę iš pat pradžių turim, va čia kažką, ne? Jo. Ne, iš pradžių šitas. Supažindint su tikslais reikia. Ai, na gerai. Kadangi Ugnė tokia labai pareiginga, tai jinai iš pradžių supažindint su mūsų tikslais. Aš nematau mūsų tikslų. O Dieve. Taip, kokie mūsų gyvenimo ypatumai? Kaip sakėme. Mes gyvenam, tai čia jau vienas. Jo, mes gyvenam, jo, nesimokom tiek daug, kiek turėtume mokytis. Labai džiaugiamės, nes Lietuvoje studentai labiau mokosi nei mes. Toliau, tai va, važiuokit į Daniją mokintis. Taigi, šiaip mes tokie pižonai esam ir visą kitą valgom faršą, krūtinėlę vištienos. Pagrindę Ugnę valgo, man tai reikia gramdyti nuo pačios nuodegalius visokius. Bet nesmė skaityti. Matot, mes valgom. Įmitęs vaikinas. Tai va. Aš čia iš namų jau tiek buvau prisivalgęs, kad aš žinau, kad man su tavim teks gyventi ir aš čia badausiu. Tai va, prisivalgykit iš namų visą laiką vaikinai, nes merginos tikrai prideginsi jums viską. Jis toks nepatenkintas, kad aš gaminu valgyti? Ne, aš visą laiką, aš džiaugiuosi. Ja. Taip džiaugiuosi, kad nebais. O dabar kitas mūsų dienotvarkės punktas yra juokingos istorijos iš Danijos gyvenimo. Tiksliau, mes jį pavadiname Lietuvio studento atmintinė Danijoje. Ugnė pavadino. Jam nepatiko. Taigi gražu yra. Ne. Iš pradžių pasakosim truputį apie mūsų universitetą. Kai atėjom rugsėjo 1, tai susitikom, nežinau, 300 įdomių žmonių, ne? Nu kiek pas mus grupė yra? 32. 32, ja. Nu taip be mūsų. Gerai. 300 įdomių žmonių. Vienas iš jų toks reperis yra, bet grinai reperis. Rengęs viską kaip reperis. Neturi tą tokią kepurytę. Toks nerealus. Tik tai, kad azijietis. Tai mes nusprendėm, kad jo toks sceninis pseudonimas būtų 50 yen. Yeah. 50 yen in the house. Yeah. Who's in the house? 50 yen. Yeah. Mes jau neapkalbam jau ką. Ja, o šiaip tai dar įdomus faktas yra tai, kad merginos varykite Daniją, tikrai varykite Daniją. Įsivaizduokit, studijose yra tik tai 6 merginos, iš kurių tik tai 3 merginos, galim sakyti. Daug ir tai daug maž. Ir dar sakė, aš nevarysiu ant mergino Daniją. Aš nevarau. Jo, ir šiaip apie toks bendro pobūdžio pastebėjimas. Artūro pastebėjimas buvo vieną kartą, kai iš universiteto važiavom, kad merginas dar galima atpažinti iš veido, kuri yra mergina, kuri ne, bet blet iš figūros. Pasisenius didesnį papai. Primeskit. Važiuoji į priekį, matai kažkas atvažiuoja. O, moteris atvažiuoja pasitraukti ir vyras atvaro.
Nu, o kai pravažiuoja, tada dar kartą atsisuki ir tada jau suabejoji, ar ten tikrai buvo vyras. Jo. Nu, tada dar grįžtam truputį apie mūsų studijų draugus. Taip, grįžtam. Tai atsiprašau, čia tą punktas. Čia mano? Vis dar, jo. Tai va, pas mus yra labai nedaug indų, visokių tamsiašiknių. Atsiprašau, juodaodžių, taip sakom. Ir po to... Ne. Geriau prašiau sakyti, kad yra labai daug negalima sakyti nigerių. Jo, nigerių. Negalima. Nesakykit vaikai. Sakykit geriau. Vizualinės mažumos. Taip. Labai gerai skamba ir labai neįžeidžiamai. Bent jau mes įsivaizduojam. Spėkit, ką indai mokosi. Gal IT? Taip. Kaip netikėta, indas nori dirbti prie telefono ir atsakinėti tavo kvailus klausimus. Keista. Dėl ko man neveikia printeris? Pone, atsiprašau, ar jūs bandėte įkišti rozetę? Tai čia, ir rozetę įkišti reikia? Tai... Čia nebelaidis? Ką man tas printeris, tada juk dar į rozetę įkišti? Be baterijų. Jo. Taip, dabar tavo eilė. Nu gerai, dabar pasakosim truputį. Danijoj irgi nepatikės, bet yra šioks toks naktinis gyvenimas, tai yra... O dieninio nėra, beje. Ne, dieninio nėra. Dieną miestas tuščias, tik tai naktį, nuo 11 atsigauna. Eini dieną ir žinai, kaip būna, tipo maždaug per senovinius filmus pučia tokį dulkių kamuolį, tai taip pat irgi Danijoje aikštėj. Čia jau daug maž. Ne, tai vienas yra bomžas, kur sėdi visą laiką prie tos statulos ir gadina foną. Na, bet vien žodžiu. Buvo tokia istorija, atvarėm į vieną barą. Ir iš pradžių ten porą valandų normaliai, gėrėm viskas. Tada šalia mūsų ant gretimai esančio stalo, daugmaž ant stalo iš pat pradžio, atsisėdo porą danų, bet tokių grinai, žinot, kaip tie senoviniai vikingai, tokie didžiuliai, raumeningi ir šviesus plaukai tokie. Aišku, kiekvienas pasiėmė po tokią bačkėlę alaus, per porą minučių patvarkėm, tada pasiėmė po dar 2 irgi išgėrė. Tada, kol vienas grojo su oro būgnais, kitas užšoko ant stalo ir pradėjo visai neblogai tūsinti. Mes džiaugiamės iš pradžių, kad jie taip atspalda, bet po to antras pradėjo šokti ant mūsų stalo. Mes kažkaip tad pagalvojom, kad pats laikas būtų jau išeiti. Mūsų taurės iš šonus. Tik tai plasmasės, stiklas į kairę, į dešinę, rankinukai į viršų, žemyn. O telefonai juk kišenės. Jo, telefonais neprikolas. Man vienam klube sako mergina, čia ne tavo iPhone'as iškrita. Aš taip pasižiūrėjau ir sakau, ne man, tikrai čia ne mano. Ir dar padėjau ieškoti šeimininko iPhone'o. Siaubas. Nu, kai nelietuvis. Nu, kaip nežinau. Gyveno tada savaitę ir elgės kaip nelietuvis. Bais. Siaubas. Čia buvo tokių techninių nesklandumų, pavyzdžiui, Ugnė nemoka naudotis Photoshop'ą. Siaubas. Kas ta Ugnė? Nu, aš nesuprantu, kas jinai per merginą. Ja, ir prieš pabaigdami mes norėjom užduoti vieną klausimą, kad sulauktume bent kiek komentarų. Tai užduok. Taigi mano... Ai, tai tik tai tam, kad gražiai atrodytų, ne blogas. Gerai, tai jeigu žaidžiat pamarskaumą arba, kaip ten sako, tas angliškas popierius, akmuo ir žirklės, koks yra ženklas, kai patį pirmą renkatės? Jis sako žirklės. Ar sakau lapą? Nu, aš dar renkuosi ugnį kartais. Arba elektrą? Pikachu. Na, tai parašykit komentarais, ką renkatės patį pirmą. Jo. Ant dabar... O, mano. Filmukas. O taip. Ir tai nėra My Little Pony. Kas dabar žiūri? Tai jau. Tikrai matęs, kam nors nulėsime. Nu, ne. Reikia parodyti, pakelti kompą. Kokį turi kompą gerą? Aplamai, kad turi kompą. Jis turi kompą. Kas jam davė kompą iš tos parodyti? Kas šitą baudą įleido į Daniją iš vis? Nu, nesmė. Jau nesužinosi, kaip ir tą baudą, kas įleidžia kur nors apskritai. Ai. Taigi. Teletubbių valanda baigėsi. Kad čia matuoji, Teletubbiai nežaidžia su tokiais gieka mažiau. Veikia kaip Mikelis daro. Teletubbiai dar netiek subrendę. Teletubbių valanda baigėsi.
we go.